Sveiki kolegos, šiandien atvažiuoja tikrinti ūkį NMA. Iš dalies pagaliau laukiau to labai seniai, bet iš dalies ir nelaukiau. Tai ir laukiau, ir nelaukiau. Sakė, atvažiuos tarp 11 ir pusės 12, tai dabar nežinau, kur man lauks. Ar namuose, ar ūkyje, ar man iš jūsų paskambins. Šiandien yra balandžio 10 ir 11:13. O žiūrėk, pas mane rodo 11:14. Na gerai, ką, laukiam. Mes vietelių laukiam, kolegos. Nu, atrodo viską padariau gerai, bet galbūt šiandien išsiaiškinsim, kad viską padariau nelabai gerai. Nu, jau kai bus, tai bus žmonės, jau gerai, reikia nusiraminkim visi, dabar jau kai bus, tai bus, ką jau čia. Ką galėjom, tą padarėm, dabar belieka palaukti ir pažiūrėsim, kas čia bus per verdiktas ir ką žmogus pasakys, kaip čia viskas atrodo. Gal reikia dar greitai nubėgti ūkį ir ką nors pažiūrėti, rasim ką nors, ūkių šiukšlio, dar ką nors, varom ūkį, pažiūrėsim, kažką dar pareguliuosim. Nuvalykim ženklą, kad vertintų viskas atrodytų daug gražiau, o atrodys kaip iškart naujas ūkis, vis tiek pagrindinis akcentas, kuris pasitinka jūs iškart atidant į ūkį, blizgės iš toli, +2 balai bus prie vertinimo. Nu ir aišku, atidarykim vartus, kad viskas būtų paruošta, kai atvažiuoja žmogus, iškart viskas atidaryta, paruošta, kad iškart tiesiai galėtų įeiti vidų, viskas atrodytų, kad laukia čia jo. Bet prieš tai pasidarykim tubnylą. Bus gerai. 2 hours later. Štai ir viskas, kolegos, patikrinimas baigtas. Tai kaip praėjo? Nu, kaip praėjo, tai nežinau, sunku dabar pasakyti, bet išvadose, kiek mačiau, tai parašė, kad ūkyje viskas įgyvendinta ir viskas yra, visos investicijos yra ūkyje. Tai, nu, vienu žodžiu, kad viską padariau ir viskas ūkyje yra, tai vertinimas, kaip suprantu, yra geras, ne? Tai, nu, kaip suprantu, gerai. Jeigu parašė, kad viskas padaryta ir kad viskas gerai padaryta. Ir tik prisikabinu, kad nebuvo siurblio ūkyje. Kodėl siurblių ūkija nebuvo? Spėkit, manau atsakymas yra akivaizdus, nes dabar laukia yra kas? Visiškai teisingai žiema. Tai kaip siurblys gali būti ūkyje, jeigu dabar laukia yra žiema? Tai gavau atnešti iš rūsio, kad jisai buvo šiltai padėtas. Taip pat reikėjo parodyti tręšimo sistemą, nes jis taip pat sąskaitose yra, tai taip pat reikėjo parodyti, kad viskas yra, tiesiog, kad viskas yra padėta šiltai. Nu, tada jau išnešiau lauką, laukiau paliksiu, nu, tikiuosi, kad šalčių nebebus. Ir, nu, bet kokia atveju vanduo visas ir taip, aišku, per tą laiką yra dingęs iš vidaus. Ir dabar dar ką turiu padaryti, parašyti pasiaiškinimą ir nusiųsti, kodėl siurblys yra ne ūkio teritorijoje, o kodėl siurblys yra mano namuose. Antras etapas baigtas, liko, kaip suprantu, mano suvokimu, paskutinis, trečias etapas, tai dabar viską pasirinks tas jau galutinis vertintojas, jisai gaus, reiškia, pasiims dokumentus, ką aš įkėliau į sistemą, gaus, kaip suprantu, tai, ką dabar surašė atvažiavęs tas žmogus tikrint ūkį, nu ir tuomet tikrins viską ir jeigu dar jam kils kokių neaiškumų, kreipsis į mane, kad aš dar tą dalyką paaiškinčiau. Pakol kas viskas gerai, padarom check, antrą dalyką, liko trečias patikrinimas, kai bus, informuosiu, kaip seksis po trečio patikrinimo ir jau tikiuosi paskutinio patikrinimo. Labas rytas, kolegos, laukia 5 laipsniai ir ne šilumos, o šalčio, tai yra -5 laipsniai. Katiliūzai, kokia jūsų nuomonė, kad laukia -5 laipsniai? Aš šilauogių nevalgau, tai man tas pats. Mėsytei nesvarbu, ar laukia minusas ar pliusas. Sutrūkęs matuoklis sutrūko dar kartą. Žinot, kaip sako, protingas žmogus mokosi iš kitų klaidų, kvailas žmogus iš savo klaidų, o kaip vadinasi žmogus, kuris net iš savo klaidų nesimoko. Katiliūzas vandens kažko tai negeria. Su apranga tai pafeilinau, manau, reikėjo truputį rimčiau apsirengti, nu bent jau kojines galėjau, aišku, sėdėti. Ką, kolegos, kaip jūs gyvenat, viskas gerai? Kažkas negerti, dabar iškart sakykite. Ne, žiūrėkit, niekas nieko nesako, tai man atrodo, viskas čia bus normaliai. -5 juk nėra čia tai baisiai. Naujasis mulčeris. Au! Oi, tu savo. Dabar silpnas pasirodžiau, pala, visi sakys, ką čia Samalius negali ledukų sudaužyti. Au, gerai, negali. Pala, sumontuosiu bent jau tada, kad sudaužau. 1, 2, 3. Bum. Pala, dar kartą. 1, 2, 3. Bum. Grybų update'as. Grybus reikėjo laikyti tiesioginių saulės spindulių neturinčių vietoje, tai čia ir laikau, įkišau į tokį kampą, tarp spintos ir tarp sienos, tai čia saulės jie tiesioginių spindulių negauna, bet vis laik yra šviesu. Grybai jau pradeda augti, jau čia jų yra ganėtinai daug, pažiūrėkit, žodžiu, visur aplinkui tų grybų, turiu juos pagal taisyklės drikinti 2 kartus per dieną, bet, nu, prisipažinsiu, aš nedrikinu 2 kartus per dieną, aš greičiau drikinu kartą per 2 dienas ir vėl pamiršau nusipirkti tą purškiklį, kad ateinu, papurškiu visą laiką ir viskas, tai pamirštu vis, tai dabar tiesiog lieju iš stiklinių su vandeniu, tai pašlakstau, bet rezultatas jau tikrai yra ir štai kaip atrodo mūsų grybukai. Kaip suprantu, dėl to, kad čia drėgniausia vieta, jie daugiausiai auga, nu čia jau pasausėjau, prieš 2 dienas liejau, tai šiandien vėl paliesim. Šiais metais pirmą kartą varom kūrų į traktorinį. Ką čia atsivežiau, paklausėt jūs, namuose smulkinam šakas ir kai šakas smulkini lieka daug visokių tokių smulkių
medžių gabaliukų ir aišku, jų nėra kur dėti. Tai kadangi jų nėra kur dėti, viską vežu kur visiškai teisingai į ūkį. Tai planuoju jas tiesiog paskleist va čia, tą smulkintą medį tarp šitakį grybų. Tai ne du šūviai, vienu zuikiu. Vienu šūviu du zuikiai. Tuo pačiu metu atsikratysiu tų šiukšlių, kurių nėra kur dėti ir tuo pačiu čia užsipils visur tie tarpai ir tikiuosi, kad žolės augs mažiau ir man pjaut reikės rečiau, visai pjaut nereikės. Nes čia visą laiką tingisi apipjauni su traktoriuku žolę, o paskui čia aplink tuos grybus turi visur pjaut su trimeriu. Patys supranta, taip čia niekad nenupjaunu, po to per metus ta žolė labai didelį užauga. Aš tikiuosi, kad čia kaip prisipils, gal žolė augs mažiau. Tikiuosi. Grybai, gyvenat, augat? Išduosiu paslaptį, kolegus, kurį laiką mano ūkis buvo be mano įmantrios ir super modernios apsaugos. Žiemą, kai atvažiavau, spina buvo šalusi ir bandžiau tą spiną atrakinti, nulaužiau raktą, teko nupjaut. Ir nuo to laiko taip niekada jis ir nebuvo užrakintas. Tai tiesiog apsiausdavau su šito, kad nesimatytų ir viskas. Tai tiesiog buvo apsiausta, va taip palaikydavau, tiesiog apsiausta ir atrodė visiems, kad užrakinta. Reikėjo tik prieit, patemti ir tu jau esi viduje. Aišku, čia simbolinis dalykas, tik tais nuo sąžiningų ir gerų žmonių. Šį kartą pinigų nepagailėjau ir nupirkau rimtesnę spiną. Bet vėl dar kartą ne pačią rimčiausią nupirkau, bet truputį rimtesnė. Buvo už 15 eurų ir buvo už 30 eurų, tai spėkit, kokį pasirinkau, visiškai teisingai, kaip visada pigesnį variantą. Jau tą žinot apie mane, kad aš visada nesimoku už savo klaidų, vis laik perku pigiausią, po to reikia pirkti brangesnį, tada vėl perku pigesnį, bet jau brangesnį ir taip vis laik, kol po galų galę nusipirku normalų. Bet ne, šį kartą jau tikrai rimtesnį nusipirkau. Raktai jau normalūs, kur ten būtų tokie raktų žaisliniai, visai su pirštais gali lankstyti, šito jau raktas normalesnis ir tikiuosi, kad iki žiemos aišku atlaikys. Jeigu nulaušim, tai tuomet kitais metais pirksim jau tą už 30 eurų. Buvo už 7 eurus, šita už 15, o dabar jau sekanti, kai tas lūž, bus už 30. Jeigu jau atėjom, pažiūrėkim, kaip sausmedis gyvena po šalnų, nes sausmedis jau pilnai prasiskleidęs, lapeliai buvo, kai užklupo tie visi šalčiai. Čia tikrai buvo ganėtinai daug, kiek iki -5-6 buvo nukritę. Bet viskas atrodo lyg ir neblogai. Tai čia yra viena rūšis. Jau sausmedis turi žiedelius, eik tu savo, matei, yra žiedų jau sausmedyje, puiku, tai jau tuoj žiūrėkit ir uogų valgysim, eik tu savo, matai tu. Viena rūšis yra ankstyvesnė, tai jau žiedeliai atsiranda, super. Laukiam uogų, tuoj skanausim jau antrą kartą iš eilės. Manau, kad žinokit, šiais metais irgi tų žiedų nenurinksiu. Kai bus, tai bus praeitais metais davėm uogų atsivest, tai buvo, kiek ten pririnkom, 0,5 litro gal uogų iš viso to lauko pririnkom, tai šiais metais jau pagal teoriją turėtų būti truputį daugiau. Bet jeigu aš sakau, bus matyt, tai žinokit, paliksim. Ūkyje, kolegos, dabar kol kas nieko nevyksta, nes buvo atėję tie šalčiai, tai visa vegetacija kaip ir sustojo, žolės pjaut dar nereikia, liet pakol kas dar nereikia, nugenėta viskas, spėkit ar patrešta, nes trešiu jau mėnesį laiko, tai taip teisingai vis dar nepatrešta, liko vos kelios vagos pasitrešti, tai šiandien ką ir padarysim, pabaigsim trešimą, 3 kartą iš eilės rodau, kaip trešiu ir po visko dar papasakosiu, kiek man kainavo vieną kartą patrešti visas šilauoges, tai apie 2,5 tūkstančių vienetų, kiek man kainavo vieną kartą viską patrešti. Ir galėsite vertinti, kiek reikia parduoti uogų, norint atpirkti trešimą, bet čia yra tik tai vienas trešimas, nepamirškite, kad tokių trešimų bus, aišku, ne vienas. Gera naujiena, kad trešiu bent jau ne aš vienas, aišku, kiti trešia kitas kultūras, bet aplinkui čia labai daug ūkininkų ir dabar traktoriai, čia jūs aišku nematot, bet iš visų pusių traktoriai važinėja ir aš aišku prie ūkininkų eisiu trešti, tik skirtumas tas, kad jie barsto su barstytuvais tonam, aš porą maišiukų rankom išbarstysiu, bet aš irgi prie hebrosiu, ar ne? Prie hebrosiu, jeigu jie trešia ir aš trešiu, tai reiškia mes viena hebra, ar ne? Taip, viena. Viskas, kolegos, trešimas oficialiai baigtas. Tai kiek visgi kainavo pirmas patrešimas? Vėlgi, trešti, aišku, tokių trešimų reikės daryti ne vieną, galėjau pasitrešti ir tikrai pigiau, vėl taip pat dariau kaip anais metais, neusisakiau didelių trąšų maišų, tai pirkau mažiukais maišais ir tuomet iš mažų maišų trešiau. Jeigu būčiau nusipirkęs vieną didelį maišą, aišku, pinigų būčiau sutaupęs, bet kaip visą laiką, vis sakau, kitą savaitę, laikų pritrūksta ir ant galo, kai trešti jau reikia, tiesiog, kadangi dabar ir greitai reikia, tai važiuoju ir perku tiesiog kas yra, tai tiesiog iš parduotuvės, mažais maišeliais,
prisipirkau kiek man reikia, pilną bagažinę prisikroviau ir šilauogėm trąšų nusipirkau tiek, kiek reikia. Tai atsakymas, pirmas tręšimas man kainavo 150 eurų. Nepamirštam, kad tręšimų bus dar bent 2, tai tikrai, plus dar bus rūgštinimai, tai vien galit pažiūrėti, kiek kainuoja viską pasitręšti. Tai jeigu sumokėjau 150 eurų už pirmą tręšimą, tai reiškia, man reikia parduoti, nu vidutiniškai jau sakykim kainą po 5 eurus imkim šilauogių, tai man reikia parduoti 30 kg šilauogių vien tam, kad atmuščiau pirmą tręšimą. Aišku, dar bus tręšimas 2 ir 3, tai reiškia 3, šiam 9, skaitykit 100 kg šilauogių vien turiu parduoti, kad tręšimus atimčiau, o dar nepamirškit, kad reikės surūgštinti daugybę kartų, tai jau čia net neskaičiuojam, tai jau rūgštinimas dar. Tada nepamirštam, kad reikia žolę visą laiką pjaut, kad liet reikia, kūras kainuoja, tada reikės dar vis tiek nusipurkšt vario preparatais. Visus darbus sudėjus, tai matom, kad vien reikia kokius turbūt net nežinau, dabar aišku šiais metais bus beje pirmieji metai, kai viską vesiu, dabar viską gražiai sąžiningai rašau, tai va šiais metais sezono pabaigoje pateiksiu visus skaičius, kaip šį sezoną sekėsi, nes anais metais nieko neskaičiavau, kiek išleidau pinigų turiu galvoj, tai kiek pardaviau, tai aišku skaičiavau, bet kiek išleidau pinigų, tai neskaičiavau, tai net nežinau, ar į pliusą išėjo, ar į minusą išėjo. Tai praeiti metai faktas, kad tikrai išėjo į minusą, bet tiesiog neskaičiavau, kiek tas minusas yra, neskaičiavau tik tai kiek pardaviau, bet kiek išleidau, nieko neskaičiavau, nei indelį neskaičiavau, ta prasme, nieko nesuskaičiavau. Tai šiais metais planas būtų viską suskaičiuoti. Tai va, pradėjau dabar, taigi pirmos išlaidos 150 eurų, užsirašykit, tiek išlaidų jau yra. Bet vėl aišku, blemba. Nors pala, dar kūro nepirkau. Reikėtų šiaip pamėginti viską skaičiuoti, nes aš ir tą, kai dabar galvoju, sakau, šiais metais viską skaičiuosiu ir sezono pabaigoje pateiksiu jums labai konkrečius skaičius, bet vėl, aišku, aš vis tiek visko nesuskaičiuosiu, nes, tarkim, jau aš vis tiek ūkyje buvau, su traktoriu buvau nuvažiavęs ir to kūro, pavyzdžiui, neįskaičiavau jau. Tai, vis tiek visko aš nesuskaičiuosiu, žinokit. Pasistengsiu vesti visą kūrą, kurį pirksiu į traktorių ir į siurblį. Irgi rašyt. Gerai, atsiminkim, tai viskas žmonės. Tai šiek tiek, gerai, persigalvojom ar ne, tai bandysiu kaip įmanoma tiksliau suskaičiuoti. Aišku, visai tiksliai neišeis, bet kaip ir sakiau, tai dabar rašysiu už trąšas, kiek išleisiu, už purškimus, kiek išleisiu, už visus liejimus, kiek išleisiu. Viską, vienu žodžiu, kiek tik ūkį išleisiu, viską surašysiu. Aišku, 100% vis tiek neišeis, nes tai vis tiek būna, kad ir su automobiliu važiuoju, uogas reikia išvežinėti, tada vis tiek reikia važiuoti kažką nusipirkti, tada, pavyzdžiui, važiavau trąšų pirkti. Tai neskaičiavau, kiek kūrų išleidau būtent tam kelionį į trąšas nusipirkti. Tai va, trąšom 150 eurų, bet taigi vis tiek reikėjo nuvažiuoti, pasiimti, grįžti atgal, reikėjo į ūkį nusivežti, į traktorių pasikrauti, vėl nusivežti. Tai jau vien tokių dalykų neskaičiuoti, suprantam, kad aišku, kiek suskaičiuosiu išlaidų, jos realiai bus didesnės. Bet va tokie, kad daugmaž įspūdį susidarytumėt, tai man dabar yra, kas čia pas mus dabar išeina 2 sezonas. Tai vat 2 sezono metu, ko jūs galite tikėtis, kaip čia bus. Kaip galvojate, ar bus pelnas ar nuostolis? Aš manau, kad visgi bus dar nuostolis. Tai 22 metai, 23, 24, 25, 4 metai. Tai 4 metai bus vis dar minusas. Tai va, jeigu kažkas planuoja daryti, tai įsivaizduokit, kad jeigu ūkį darysit, tai jūs bent 4 metus tikrai pinigus turėsit iš kažkur uždirbti ir dėti į ūkį, nes bent 4 metai tai tikrai bus minusas. 3 metai jau tikrai faktas, kad buvo man minusas ir didžiulis minusas, o dabar 4 metai. Tai žiūrėsim, bet 4 metai, tai čia turiu galvoje jau pats kūrimas, šilauogas auginu, tai dabar 2 metai išeina, bet aš 2 metus tą ūkį visą dar įkūrinėjau ir dabar jau 2 metus auginu. Tai va, tai suprantam, kad 4 metai tikrai eis jums dar į minusą, taip kad reikės kažką dirbti, kad uždirbti pinigų ir kad turėtume tų pinigų, kur išleisti ūkį. Tiek šiam kartui, kolegų, susitiksim po 2 savaičių šį kartą, nes dabar atostogų išvažiuojam trumpam ir kai grįšiu, tuomet serija bus, tai čia bus po 2 savaičių. Gal kažką pafilmuosiu, jei kažkam aišku bus įdomu. Ačiū už like, subscribe, gerų jums švenčių, iki.